Taigi skonis ir dar kartą skonis. Mums tai yra labai svarbu. Gali būti truputį pailga, gali būti truputį kvadratinė. Ta forma nėra svarbu. Skonis yra svarbiausias. Dėl skonio mes pasiryžę padaryti viską. Ką dabar ir darom? Pas mus užsakė puikia pica, jinai pakankamai populiari. Koto arosto. Iš tikrųjų, sultinga, tvarkinga, gera pica. Koto arosto dar kitaip mes vadinam kumpis grybai. Tai toks lietuviškas pavadinimas. Kai kuris prikimba, kai kur ne. Mums labiausiai tinka jį vadinti koto arosto. Kumpis yra iš Italijos, atveža didžiulį gabalą kumpio. Jis kainuoja baisiausius pinigus, nes turim labai geras laiserį, tai yra pjaustyklę, pjaustom kumpį. Nei plonai, nei storai tiek, kad pajust skonį, nes per storas neiškeps, per plonas nepajusim skonį. Mūsų darbuotojai vadina, kad tai kumpegrybė. Tai visiškai lietuviškas pavadinimas. Aš kaip specialiai koto arosto labai mėgsta, kai vadina koto arosto. Visos picos turi savo vardus. Kai kurios ir pavardės. Marmalada di fugų. Viskas kuo puikiausia. Čia galime drąsiai dėti daugiau pipiriukų. Jie suteikia aromato. Bet finišė. Puikiai forma, puikus kvapas. Pica koto arosto ir žinoma mūsų aliejiko. Jis suteikia truputį blizgesio ir skonį be abejo, kai jis ištirpsta. Dabar, kai mes uždarom šitą dėžutę, ten ant picos dar vyksta procesai, nes jinai labai karšta. Viską, ką mes įdedam, susimaišo su pica. Taigi, kaip visada, ecco tutto fatto.